30 susitikimas studijuojant jūsų pasąmonės galia ir mes esame, einu knygą pasidalinti, 21 puslapyje. Važiuojam toliau. Subjektyvus tikėjimas. Subjektyvusis individo protas arba pasąmonė paklūsta tiek jo paties sąmonės, objektyviojo proto kontroliai, tiek kitų įtaigai. Taigi, pasąmonė paklūsta tiek, ką mes patys kalbam savo sąmoningai, tiek ir ką mes girdime iš aplinkos. Iš to išplaukia, jog kad ir kokie būtų jūsų objektyvūs įsitikinimai, jeigu nuspręsite aktyviai ir pasyviai tikėti, pasąmonė ims kontroliuoti įtaigą ir jūsų noras bus išpildytas. Tai vad netgi sako, aktyviai ir pasyviai tas tikėjimas gali būti mūsų, ties kuo mes dirbame, ką mes manifestuojame, ir ta mūsų pasąmonė vis tiek pagaus ir ims pildyti. Tikėjimas, be kurio neįmanoma apsieiti, kai gydoma pasinaudojus įtaigą, yra visiškai subjektyvus. Norint jį užsiugdyti, reikia įveikti objektyvaus proto arba sąmonės pasipriešinimą. Taigi tas tikėjimas, kuris gydo mūsų kūną, gydo viską ten pas mus, manifestuoja, tai yra subjektyvusis. Tas yra vidinis. Ir mes turėtumėm, kaip čia sako, išjungti sąmonę. Kai mes einam į gydymo procesus, mes turėtumėm išjungti sąmonę. Mes turėtumėm pasiduoti tikrai tam giliam tikėjimui, pasąmonės lygyje. Efektyviai gydyti kūną, žinoma, geriausia sekasi tada, kai abu sąmoningas ir pasąmoningas proto lygmenys būna visiškai pasirengę priimti tikėjimą, nors tai ne visada esminis dalykas. Taigi, geriausias, mes ir vakar kalbėjome apie tai, kad geriausia yra, kai mes esame in alignment, išsilygiavę, ar ne, ir sąmonė ir pasąmonė, kai dirba kartu. Kad taptumėte pasyvūs ir imlūs, atpalaiduokite savo protą bei kūną ir pasinerkite į mieguistą būseną. Todėl aš sakau, kad ta būsena prieš miegą ir atsibudus yra labai, labai svarbi. Apimtis pasyvaus snaudulio tampate imlūs subjektyviam poveikiui. Kartą vienas vyriškis manęs paklausė, kaip čia atsitiko, kad mane išgydė kažkoks pastorius. Kai jis man papasakojo, kad nėra tokio dalyko kaip ligos, kad jos apskritai neegzistuoja, nepatikėjau nė vienu jo žodžiu, pagalvojau, kad jis iš mane šaiposi, bet aš pasveikau. Kaip tai galėjo atsitikti? Ir vėlgi, ar ne, žmogus kaip ir nepatikėjo, bet atsitiko. Atsakiau tam vyrui, kad paaiškinti galima labai paprastai. Jam buvo liepta nurimti, patylėti, visiškai atsipalaiduoti, ir kurį laiką nieko nekalbėti ir apie nieką negalvoti. Pastorius taip pat atsipalaidavo. Tyliai, ramiai ir be perstojo maždaug pusvalandį jis tvirtino, kad šis vyras visiškai pasveiks, jį lydės ramybė, harmonija ir pilnatvė. Po pusvalandžio vyriškis pajuto didžiulį palengvėjimą, jo sveikata pasitaisė. Ką mums sako šita istorija? Kad svarbu yra labai nuraminti, kai mes kažko norime, kažką sumanifestuoti, svarbu yra nuraminti, atsipalaiduoti, apie nieką negalvoti. Štai tiesiog, ar ne, leisti išsijungti sąmoniai, kad mes tiesiogiai bendrautume į pasąmonę. Ta ir tas pastorius padarė. Nesunku suprasti, kad subjektyvus vyro tikėjimas buvo išprovokuotas, kai gydymo metu jis pasyviai klausėsi, o dvasininkas siuntė į jo pasąmonę mintis apie puikią sveikatą. Tuo metu užsimezgė ryšys tarp dviejų subjektyvių protų. Iš pasąmonės į pasąmonę, tuomet jau pradėjo veikti. Jeigu vyriškis būtų pradėjęs abejoti gydytojo galiomis ir jo teorijos pagristumu, jo abejonės būtų suveikusios kaip priešiška savitaiga. Pastoriaus teiginiai buvo susidūrę su rimtomis kliūtimis arba apskritai nepasiekė tikslo. Tačiau į snaudulį nugrimzdusio paciento sąmonė negalėjo aktyviai pasipriešinti, o pasąmonė imliai priėmė pastoriaus žodžius. Atsiliepdama į teiginius, ji atliko savo funkcijas ir užsiėmė gydymu. Hipnoterapija taip panašiai veikia. Tave panardina į labai atsipalaidavimo tokią būseną ir tuomet gali tu
ypatingų dalykų nuveikti su savo pasąmonė. Kai sąmonė yra ties išsijungimo riba, tu su savo pasąmonė gali labai labai daug įdomių dalykų nuveikti. Gydymo per atstumą reikšmė. Įsivaizduokite, kad gyvendami Los Andžele sužinote, jog Niujorke sunkiai susirgo jūsų motina. Pirmo impulso pagauti tikriausiai norėtumėte mesti namus ir darbą ir važiuoti pas ją. O kas jeigu negalėtumėte tai pasielgti? Negi tektų nuleisti rankas ir atsisakyti vilties savo tikėjimu sustiprinti mamą ir padėti jai pasveikti? Mums atrodo, kad mes tik būdami šalia galime kažkam padėti. Tai yra netiesa. Žiūrėkit. Ne. Fiziškai jūs galite ten ir nebūti, bet jūsų maldos ją vis tiek pasieks. Tai tėvas jūsų viduje nudirbs darbą. Egzistuoja tik tai vienas visą apimantis kuriantis protas. Ir jūs galite pasinaudoti jo kuriamąją galią. Tai reikia paskatinti vidinę sveikatos ir harmonijos realizaciją savo mintimis. Mechanizmas suveiks automatiškai. Veikdama per jūsų pasąmonę, ši vidinė realizacija savo ruoštų paveiks ir mamos pasąmonę. Jūsų mintis apie sveikatą, energiją ir tobulumą funkcionuoja per visą apimantį universalų subjektyvųjį protą. Jos išjudina konkretaus subjektyvo gyvybinės jėgas ir paskatina gydymą. Čia yra labai tokia šiek tiek gilesnė tema, kad mes galime per atstumą irgi lygiai taip pat, nes mes prisiliečiame prie to didžiojo pasąmonės proto, didžiojo visatos proto. Ir vėlgi, analizuojant, kaip čia taip, ar ne? Analizuojant, nedarykim to, neanalizuokim. Supraskime vieną dalyką, telepatija, ar ne? Visi žinom, kas tai yra. Telepatija veikia, visi žinom, kad tai tikrai veikia. Tai lygiai taip pat ir jūsų gydymas. Jeigu jūs norite kažkam kažkur pagelbėti, lygiai taip pat jūs galite nusiųsti sveikatos, nusiųsti meilės, nusiųsti šviesos, jūs galite tikrai padėti per atstumą savo mylimiesiems. Ir aš tai jau irgi minėjau praeitoj pamokoj. Protui laikas ir erdvė neegzistuoja. Tiems patiems proto dėsniams paklūsta ir motinos kūnas, ir jūsų, todėl nesvarbu, kur esate. Iš tikrųjų negalima priešinti gydymo per atstumą ir tiesioginio gydymo, nes universalusis protas yra visur. Tai va tas didysis universalusis visatos protas, mes visi esame dalis jo, mes visi esame, mes neatsiejama esame visatos dalis, gamta. Ar esate matę visokiausių tų tokių parodymų kaip lapo, ar ne? Lapo gyslos, kaip mūsų venos irgi teka, daug įvairiausių tokių atitikmenų, kaip mūsų atrodo tos kepenys, ar ne? Kaip pupelė, kaip išraizgyta viskas, kaip mes veikiam, visus galima atitikmenys rasti ir gamtoje. Mes neatsiejame esam didžiojo universaliojo proto dalis. Nebandykite siųsti minčių ir jas sulaikyti. Jūsų strategija turi remtis sąmoningais minčių manevrais. Kai imsite mąstyti apie tokias vertybės kaip sveikata, gerovė ir atsipalaidavimas, jos ras atgarsį jūsų motinos pasąmonėje. Beliks laukti rezultatų. Štai tikras pavyzdys to, kas klaidingai yra vadinama gydymu per atstumą. Viena moteris, matyti noriu visą vaizdą. Viena moteris Los Andžele sužinojo, kad Niujorke gyvenančią jos motiną ištiko vainikinių arterijų trombozė. Ji negalėjo nuvažiuoti ir aplankyti mamos, bet pradėjo melstis. Gydomosios jėgos, susitelkite kaip tik ten, kur yra mama. Jos fizinė būklė tai yra kasdienių jos minčių atspindys, šešėliai judantis ekrane. Žinau, kad norėdama pakeisti vaizdus ekrane, turiu pakeisti tai, ką jie atspindi. Dabar savo mintimis projektuoju vientisumą, harmonijos ir puikios sveikatos vaizdinius, kurie turi pasiekti mano motiną. Beribė gydomoji esatis, kuri sukūrė mano mamos kūną ir visus jos organus, dabar skverbėsi kiekvieną jos atomą, o ramybės upė užlieja kiekvieno jos kūno ląstelę. Dievo apvaizda lydi ir teisinga linkme veda gydytojus. Visa, kas prisiliečia prie mano mamos, atneša jai gėrį. Žinau, kad liga neegzistuoja tikrovėje. Jeigu egzistuotų, nieko nepavyktų išgydyti. Stoju į vieną gretą su begalinės meilės ir gyvybės principų. Aš tikiu ir skelbiu, kad harmonija, sveikata ir ramybė dabar plūsta į mano mamos kūną. Šią maldą jį kartojo keletą kartų per dieną. Po kelių dienų motinos sveikata pastebimai pagerėjo. Nustebintiems kardiologams beliko pagirti savo pacientę dėl tvirto tikėjimo Dievo visagalybę.
Dukters padaryta išvada, kurios teisingumu jie ne per nago juodimą nesuabejojo, išjudino kūriamąją universaliosios pasąmonės energiją. Ji rado išraišką motinos kūne, atnešdama sveikatą ir harmoniją. Tai, ką duktė nebijodama galvojo apie savo mamą, iš karto ir nutiko. Labai labai šitaip veikia. Mano mokytojas, ar ne, mano mentorius, jisai visada kartodavo, apie savo ligą tu kalbi tik daktarui, niekam kitam. Nes jeigu tu daliniesi su visais, kas tau yra apie savo negalavimus, tai tau dar daugiau yra siunčiama tos nesveikos energijos. Niekam nepasakoti, tik daktarui mes galim pasipasakoti apie savo ligas, o norint pasveikti, mes savyje aš sveikas, mane gydo, mane universalusis protas gydo, mane visatos protas gydo, mane pasąmonės galia gydo, kaip nori tai pavadink, bet tiesiog tu turi to laikytis. Šiandienai tiek, iki rytojaus.